Sveiki, esu Martynas Masaitis ir mano kolega Aidas Urbanas ir mes teisėjame Kauno krepšinio mėgėjų lygoje. Baigiau mokyklą, žaidžiau krepšinį, baigiau kaip tik sporto mokyklą ir įstojau KTU. Ten dar pusmetį teko pažaisti už KTU rinktinę. Ir tada toks Martynas Masaitis, mano grupiokas, sako, aš tai teisėjauju krepšinį, Kauno krepšinio mėgėjų lygoje, sako, gal ir tu nori pabandyti. Aš sakau, galim pabandyti, tada jis mane nusivedė pas mūsų tėvą Raimundą Barauską ir taip kartu pradėjom teisėjauti. Aš savo ruoštų teisėjimo amato nusprendžiau, pradėjau mokintis mokykloje, tiesiog visą laiką norėjau išbandyti save krepšinio teisėjo vaidmenyje. Ir vieną rytą 12 klasiai suteisėjęs tarpklasinės varžybas, tiesiog sugalvojau, kad gal reikėtų paieškoti rimčiau kažkur pradėti ir tada susiradau Raimundą Barauską, kuris mane ir atvedė į šį kelią. Tai iš pradžių konkurencija, man atrodo, visada buvo, bet ta konkurencija gal visą laiką buvo draugiška, nes kaip abu pradėjom teisėjauti, abu labai norėjom siekti kuo daugiau ir mus netgi skirdavo labai dažnai kartu teisėjauti, kaip ir šį kartą. Ir kai kurie treneriai netgi vadindavo broliukais. Kartu gyvenom? Ne, jau nebegyvename. Dar buvo kažkada kartu į regiono peržiūrą turėjom. Labai mums pasisekė rungtynės. Kabutėse. Viskas labai gerai susitvarkė ir dabar labai smagu toliau tęsti šį darbą ir tobulėti kartu. O kuris smagiausias etapas ta pradžia pati, ar jau kai kažko seki? Aš tai manau, kad kai regioną kai jau prasimuši kažkokią oficialią Lietuvos krepšinio lygą, jau kai pradėti teisėjauti, vis tiek turi peržiūrų, komisarai, daug rimtesnis dalykas. Tai taip jau tada gali prasidėti, tas visas toks ir jauduliukas atsiranda teisėjaujant. Iš tikrųjų, tai gal netgi viskas yra savotiškai labai įdomu, nes teisėjavimas yra toks dalykas, kad tu jo niekada neišmoksi. Visą laiką turi vietos tobulėti ir kiekvienas tavo naujas žingsnis yra vis tave skatina žengti tą kitą žingsnį ir tas visas kopimas tais karjeros laiptais ir labiausiai turbūt ir žavi ir kasdieninis noras tobulėti. Išvaizda? Išvaizda turi būti griežtas, bet tuo pačiu metu ir linksmas. Kai kurios dalykus reikia priimti ir su šypsena. Kaip Barauskas Raimundas pasakytų, nebūkit prokurorai. Taip, ir nebūkit prokurorai. Plaukai. Turbūt šukuosena. Pradžioj, manau, tai gal ir viskas duoda savotišką įtaką. Ar ten ir sirgaliai, ir treneriai, žaidėjai, visi komentarai, gal kažkiek ir duoda tą visą įtaką, o po to gal dabar jau aš, kaip sakau, tai jau išoperavo man tą dalyką, tai dabar jau net nežinau, gal ir nuo kolegų tas dabar jau priklauso. Ir labai priklauso tavo susikaupimas ir nusiteikimas varžybom. Jeigu tu ateisi pasiruošęs ir prieš varžybas mintise pergalvosi visus momentus, dėl kurių galėsi jaudintis, tai eigoje kažkaip atsijungi ir gal iš viso net nesijaudini dėl tų visų dalykų. Tiesiog priemi tai kaip už normalų dalyką. Visada yra įdomiau teisėjauti su labiau patyrusiu kolega, nes tu pats gali iš jo daug ko pasisemti. Jis teisėja aukštesniam lygiai, jis tau gali papasakoti porą momentų, kurie buvo per jo varžybas. Bet tuo pačiu metu supranti ir kad tu irgi kažkada buvai pradinukas ir tu irgi kažkada pradėjai teisėjauti ir jeigu tave paskiria su mažiau patyrusiu teisėju, tai visada niekada negaili komentarų ir visada stengiasi padėti, kaip ir mums visi padėjo taip pat. Nu, aš tai tikrai niekad nepamiršiu mūsų tos peržiūros pirmosios, man tai kažkaip įstrigo, man asmeniškai tai dabar šį sezoną tokios jau nepamirštamos rungtynės buvo, kai teisėjau Žalgiris su Unix žaidė. Tai jau čia buvo jau pats tas viršus. Aš tai manau, kad tu niekada neprisimeni, nei vienas teisėjas niekada nesuteisėjo tobulų rungtynių, niekada neprisimeni tų tobulų rungtynių, tu visą laiką atsimeni savo pačias blogiausias varžybas. Tai turbūt
turbūt tada tokias varžybas ir atsimeni. Na, mes teisėjom turbūt žvaigždžių dieną. Jo, Alytoj buvo, Alytaus arena tik pastatyta ir pirmos joje rungtynės buvo MKL žvaigždžių diena ir mes kaip tik su Martinu ten sudalyvavom kaip teisėjai. Ten įsimintinas įvykis buvo. Smagu labai yra daryti šventę, tiesiog kai tu irgi esi to dalis. Aš dar atsiminiau apie įsimintiniausias rungtynės. Kokios buvo? Kai nuvažiavau į nacionalinę krepšinio lygą, jei gerai atsimenu, į Joniškį su Juozu ir Jogminu. Pirmą kartą gyvenime 3 teisėjų kompanijoje buvau aukščiausias iš visų 3 teisėjų. Yra lengviau teisėjauti aukštesnio lygio žaidėjams. O šiaip man tai dar labai patinka MKL, moksleivių krepšinio lyga. Nes ten susirenka daug tėvelių, būna vis laik puikia atmosfera. Ir jie iš tų moksleivių krepšinio lygos padaro praktiškai Eurolygą. Tai būna ir užsivedę ir net pačiam malonu teisėjauti. Gal yra sėkmės formulė, kaip šilti veteranus? Bendraut kaip su vaikais. Panašiai. Tai nežinau, prieš rungtynės, tai dažniausiai tą pačią dieną nusiskus ir susišukuot plaukus. Ir niekada nekirpt nagų prieš varžybas. Kad ir metro ilgio. Teisėjo profesija ar traukia paneles? Manau taip. Manyčiau taip. Ir kolektyve daug panelių. Nemažai. Puikus kolektyvas. Kolektyvas KML yra labai puikus. Labai visi draugiški. Turim daug nuostabių kolegų, kurie teisėjauja aukščiausiam lygiai, Eurolygoje, Lietuvos krepšinio lygoje. Iš jų visą laiką galima mokytis. Gaunam daug pamokų. Ir jie puikūs žmonės, ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų. Kolektyvui linkėtumėm, kad išliktų visada toksai darnus, draugiškas. Kuo mažiau pykčių, nes tų pykčių vis tiek atsiranda. Ir šiaip gyvenkim draugiškai. Jo, gyvenkim draugiškai. Jeigu vogti tik tais banką, tai visada yra aukščiausi siekiai ir visada stengiasi tobulėti ir siekti aukščiau. Jeigu neturi to siekių, tai kodėl tu iš viso tai darai? Pritarėt, kolega? 100%. Teisėjimas tave formuoja ne tik kaip teisėją, bet gal kaip ir žmogų. Išmoksti gyvenimiškos patirties įgauni tokios aikšteliai. Kaip bendrauti su žmonėm? Bendravimo su žmonėm, sprendimų kritinėse situacijose. Staigų mąstymą tokį. Staigiai, sekundinį mąstymą. Taip. Gili frazė. Tai jauniesiam kolegom gal palinkėtumėm, kad žiūrėtų į teisėjimą iš tikrųjų ne tai kaip į hobį, bet gal labiau kaip į darbą ir gyvenimo būdą ir visą stengtųsi. Jeigu jau pradėjai teisėjauti, tai ir teisėjau. Ir manau, kad jaunieji teisėjai, kurie pasirenka teisėjimą, tai tikrai neprašauna pro šalį. Puikiai specialybė, net sakyčiau, net ne hobis, o specialybė. Palinkėkim gerų švenčių, tai davai. Tai linkimės mūsų gražiam KML kolektyvui, gražių švenčių, gerų naujų metų. Lygai palinkėčiau, kad jinai plėstųsi ir toliau, kad skatintų jaunimą ateiti teisėjus. Teisėjų visą laiką reikės. Ir stiprybės. Komandom linkim ramybės ir baigti sezoną be traumų. Be techninių. Ir linksmų švenčių.